Taigi mes toliau tęsime temą apie partnerystę, kokia jinai bus naujose energijose. Pratęsime tą temą, kurią mes šnekėjome vasario 14. Toliau tęsime, nes atėjo daugiau informacijos ir tiesiog noriu su jumis pasidalinti. Taigi partnerystė, kokia jinai bus naujose energijose, naujame amžiuje ir kur mes link einame. Ir Alatėja man, kai visą laiką sako, tai tiesiog naujo amžiaus, naujose energijose partnerystė. Kai partneriai renkamės pagal širdies zoną, pagal širdies čakrą. Tai mes anksčiau sename matricinėme žaidime mes rinkdavomės partnerį pagal 3 čakrų zonas. Tai 1, 2 arba 3. O dabar ateina laikas, kai energijos kitokios jau pasikeitusios, žemės energijos kitokios ir tiesiog mūsų vibracinis fonas lygiai taip pat kitoks, jisai pasikeitęs. Ir mes dabar pradėsime rinktis savo partnerį pagal savo širdies zoną, pagal savo širdies čakrą. Ir tai tiesiog pajausime tas vibracijas, kokias turi partneris, pajausime tą dažnį, kokį jisai turi. Tai gali būti ir žemesnis, gali būti aukštesnis, mes visą laiką jausime pagal tai. Aišku, karminės struktūros nieks neatmainė ir jinai yra lygiai taip pat ir 4. lauke, bet karminė struktūra jinai bus daugiau resursinė ir daugiau kokybiška. Ir pagal karminę struktūrą mes lygiai taip pat jausime ir potraukį. Taigi, tam partneriui, prie kurio mes esam prisirašę karmiškai susijungę, tai tiesiog irgi lygiai taip pat jausime potraukį. Bet tai bus pajautimas jau širdies zona, tai jau bus pajautimas širdies čakra, jinai kadangi bus atvira, jinai kadangi mes visą laiką sakysime tiesą. Taigi, tiesos sakymas, atvirumas, tai bus prioritetas, šitie bruožai, mes juos išsiugdysim, nes ypatingai dabar šie metai mums yra skirti, kad galėtume išugdyti šios savybės, išugdyti ir jais vadovautis. Taigi, grynumas, tas sąžiningumas, atvirumas, jis bus prioritete ir lygiai taip pat nes mes matysime vienas kitą, mes jausime vienas kitą ir tiesiog jeigu būtų kažkoks melas ar kažkokia apgavystė, mes labai